ir taip iš tikrųjų gera darbuotis tame Alfos vynuogyne, bet vis tiek ateina laikas užleisti vietą kitiems. Tai toks labai, sakyčiau, adventinė tema apie atidavimą, perdavimą ir aš kažkaip pagalvojau apie tokius du aspektus, kalbant apie tą lyderystės perdavimą. Tai viena vertus mūsų kaip komandos koordinatorių judėjimą toliau ir užauginimą savo žmonių, kurie perims iš mūsų šitą vadovavimą. O kita vertus, man atrodo, labai svarbu yra kalbėti apie komandos kaitą ir kas yra gera kaita, bet svarbiausia, kodėl jinai yra reikalinga. Tai aš norėčiau pradėti nuo komandos ir pirmiausia, kodėl iš vis reikia kalbėti apie komandos kaitą. Kai mes pradėjome daryti Alfa kursą 18 metais Ramintojoj, tai kažkaip tuo metu buvo ne taip paprasta atrasti, nes neturėjom, pačioj pradžioje visą laiką labai sunku surinkti gerus žmones į komandą ir tada, kai jau juos mes turėjome, ten buvo, nežinau, 6, 8, jau mes juos saugojome ir jau tik tai džiaugiamės, kad jie dar ir kitą metą sutinka būti ir dar kitą metą sutinka ir galvojam, kad tik tai, o jau ten, kas ateina, tai jeigu jau pastebim tarp dalyvių kažką tokio ypatingai jau atitinkančio mūsų tą idealą komandos nario, tai tada mes irgi jį kviečiame. Ir turbūt tas lūžis įvyko tada, kai pradėjome žiūrėti, kai pasikeitė pats žvilgsnis į tai, kas yra tas Alfa kursas. Ir aš atsimenu, nežinau, man ta frazė yra įstrigusi vienam iš pirmų Alfos pradžiamokslių, kuriame aš dalyvavau ir nesumeluosiu, brolis Pijus galės patikslinti, jeigu tai nebuvo iš jo girdėta frazė, bet ir tą frazę visą laiką sakau kiekvieną kartą, kai vedu komandos mokymą savo komandai, kad Alfa kursas tai yra idealios bažnyčios modelis. Toks mini modelis bažnyčios, kokioje mes norėtumėme būti. Ir kokios bažnyčios? Tokios, kuri yra ne tik svetinga, ne tik priimanti, bet kuri yra gyva, kuri yra kupina šventosios dvasios, kur žmonės drąsiai šlovina, garbina viešpatį, kur jie meldžiasi vieni už kitus, kurie žino vienas kito vardus ir istorijas. Tai Alfa kurse mes kuriame tokią bažnyčią, kokioje norėtumėme mes būti. Aš taip įsivaizduoju. Ir kaip tą modelį idealų persodinti į mūsų parapiją ar mūsų bendruomenę, kad tas modelis skleistųsi ir būtų gyvas ne tik tai Alfa kurse. Tai turbūt čia tada ir ateina tas labai svarbus vaidmuo, kurį komandos žmonės vaidina įsiliedami į parapijos gyvenimą ir keisdami tą kultūrą į tokią atvirą, svetingą šventosios dvasios kultūrą. Tai aišku, galima sakyti, bet tai dalyviai, kurie praeina Alfa kursą ir tada eina įsilieja ten įvairias veiklas ir tarnystės. Taip, bet labai priklauso nuo to, kiek pati parapija jau yra, kaip seniai yra daromas Alfa kursas. Ar Alfa kursas yra kaip pagrindas naudojamas tai kultūrai keisti ir jeigu ta parapija iš tikrųjų yra visa gyva ir gyvenanti ta šventąja dvasia, tai yra vienas dalykas. Bet labai dažnai dalyvis, kuris išeina baigia Alfa kursą ir nueina į parapiją, kur žmonės, nežinau, nenori pasislinkti, atėjus ir sėdi iš krašto suolo arba kur, patys žinot, apie ką aš kalbu. Tai tokiam dalyviui būna iš tikrųjų labai sunku tas šokas tarp meilės, priėmimo, svetingumo, kurį jis patyrė komandoje ir tos parapijos. Tai kitaip tariant, kad tas šokas būtų kuo mažesnis arba kad ta parapija kuo labiau panašėtų į tą idealios bažnyčios modelį, tam reikia, kad kuo daugiau žmonių
pereitų ne tik kaip dalyvį, bet ir kaip komanda, nes vis tiek dalyvis, kuris yra dalyvis, jis yra labiau tas, kuris priima. Komandos žmogus jau ateina kaip duodantis, atiduodantis, kaip tarnaujantis ir tai dar duoda tam tikrą naują, gilesnį išgyvenimą jo, kaip tapti ta mylinčios bažnyčios dalimi. Tai vėlgi, koks yra tas rekomenduojamas laikas, kaip dažnai reikėtų keisti komandos žmonės. Šiemet mes žengėme tokį pakankamai drastišką žingsnį, kai priėmėme turbūt 2/3, aš taip paskaičiavau, va šiandien, kad 2/3 rudeninės Alfa komandos buvo pirmus arba antrus metus komandoje. Tai tų tokių senbuvių ir tų senbuvių yra gal ten tie, kurie 3-4 sezonus išbuvę, buvo gal tik tai 1/3. Ir aišku, tas duoda naujų iššūkių ir savaitgalio metu net ir pakankamai didelių iššūkių, kas vėl verčia mane kaip vadovę ten augti, nusimatyti ir truputį kitaip strateguoti. Bet visumoje mes labai džiaugiamės, nes labai daug žmonių tiek iš rudeninio, tiek iš pavasarinio kurso galėjome priimti. Ir jau pirmojo komandos mokymo metu mes tą lūkestį ir tą įsivaizdavimą jiems perduodame, kad nepadarykit, Alfa kursas ir Alfa komanda nėra klubas, tai neturėtų tapti jūsų identitetas. Ir kokiu tikslu jūs čia esate ir kad 3-4 kursai, 3-4 užėjimai, sakykime taip, ir jūs čia turėtumėte atrasti savo dovanas, savo pašaukimą ir eiti tarnauti ten, kur jūs labiausiai kviečia. Tai antra priežastis, kodėl tas Alfa kursas neturėtų tapti klubas, kodėl reikalinga yra kaita, todėl kad, ir tą jau aš patyriau visiškai asmeniškai ir iš savo patirties mūsų komandoje, matydama, kad tai yra iš tikrųjų tobulas, kaip čia pavadinti lietuviškai, angliškai skamba man labai gražiai, leadership pipeline, kad tai yra labai puiki lyderystės Kristaus mokinių mokykla, arba, sakykime, nežinau, konvejeris galbūt. Mokykla man skamba kažkaip tai šilčiau ir maloniau negu konvejeris, bet iš tikrųjų, kurioje kitoj tarnystėje per 3 mėnesius žmonės taip puikiai atsiskleidžia. Nes iš tiesų mes pamatome jų įsipareigojimą, jų kiek jie dega, kiek jie yra nuolankus, kiek jie yra įgalūs mokytis ir daug įvairiausių kitų dalykų. Tai net jeigu jiems būnant komandoje per tuos 3 mėnesius dar tos visos dovanos neatsiskleidžia, bet vis tiek bent jau tai, kiek jie geba dirbti komandoje, komandinėje tarnystėje, mes tikrai patikriname ir matome. Ir kartais būna labai puikus išbandymas, kai žmogus lyg tai ir iš Alfa kurso yra dalyvis, kurį tu pasikvieti, tikrai nuostabus žmogus ir užsidegęs, bet matai, kad va šitoj tarnystėje jisai gal labiausiai neatskleis savęs, bet aš jau matau, kad jis galėtų būti stiprus, bet čia ir čia. Tai ta antra priežastis, kodėl Alfa komanda neturėtų užsistovėti, todėl kad žmonės atsiskleidžia joje, atranda savo dovanas ir jie juda toliau, jie juda į kitas tarnystės, jie, nežinau, galbūt net įkuria kažkokias tai naujas tarnystės. Pavyzdžiui, pas mus ramintoje šiemet atsirado, bet po savaitgalio keletas vyrų pasakė, viskas, atėjo laikas, kurkime vyrų maldos grupę. Ir jie pradėjo susitikinėti. Taigi pirmoji priežastis tai būtų tas
alfa kultūros nešimas į parapiją, į bendruomenę. Kodėl turėtų būti pastovi kaita? Antroji priežastis, tai todėl, kad alfa kursas tai yra ta lyderystės mokykla ir tie žmonės turėtų, tie lyderiai atskleidę savo dovanas komandoje, turėtų eiti į kitas tarnystės bažnyčioje, kur jų labai reikia. Ir aišku, mums kaip vadovams labai svarbu priimti tą iššūkį, kad nepaisant to, kad mes siekiame viską daryti kuo geriau ir siekiame kokybės, bet klaidos yra neišvengiamos ir kuo tų žmonių, kuo jie dažniau keisis, tuo tos klaidos jos bus akivaizdžios, iš jų mes vėl mokysimės ir vėl darysim klaidas ir taip mes augame, kaip mes kaip lyderiai augame ir taip tie žmonės auga. Tai dar viena tokia frazė, kur aš šiandien ruošdamas ją prisiminiau, man labai patinka. Mes naudojame tarnystės, kad augintume žmonės, o nenaudojamės žmonėmis tarnysčių auginimui. Ir tam reikia to tokio sveiko judėjimo. Tai dabar kitas aspektas, kalbant apie lyderystės perdavimą, yra komandos vadovų, koordinatorių kaita ir lyderystės perdavimas. Ir čia vienas dalykas, kurį norėčiau pažymėti, yra principas, kuris turėtų būti ne tik tai alfa, kalbant apie alfa komandą naudojamas, bet bendrai bažnytinėse tarnystėse, kuo didesnė atsakomybė, tuo mažesnė kaita. Tas pats galioja ir pasaulietinėse kompanijose, nes kuo žmogus prisiima, kaip pasakytum, ta kaita neturėtų būti dėl kaitos. Jeigu mes kaip lyderiai vis dar jaučiame džiaugsmą, jeigu mes jaučiame, kad augame ir, kas yra labai svarbu, turėti šalia vieną ar kelis žmonės, kuriais jūs pasitikite ir kurie žinote, kad nėra, kaip pasakyti, kuriais pasitikite, kad jie išdrįs jums pasakyti tiesą apie jūs pačius ir su kuriais jūs galėtumėte vis susikalibruoti, kaip tau atrodo, ar aš vis dar esu dovana šitai komandai, ar jau gal aš jau išsisėmiau, gal aš jau kartojuosi, gal aš jau mano akis užgeso, nežinau. Tai jeigu aš vis dar esu vaisingas ir man šitą tarnystę teikia džiaugsmo, vis tiek neišvengiamai kažkada ateis tas laikas, kai reikės užleisti po savęs vietą kitam. Ir čia labai svarbu, kad tas lyderystės perdavimas nebūtų pagal modelį, kad maždaug ačiū, aš jau patarnavau, tai dabar ateinu pas kleboną ir sakau, klebonė, imk, aš tau atiduodu šitą tarnystę. Ne, aš būdamas toje tarnystėje, žiūrėdamas į žmonės, kurie yra aplink mane komandoje, aš stengiuosi atpažinti tuos, kurie galėtų perimti mano vadovavimą. Ir čia irgi noriu pasidalinti tokiu metodu, kuris yra naudojamas daugelyje bažnytinių tarnysčių apie tą žmonių pašaukiamų į ypač tokias atsakingesnės tarnystės kriterijus. Tai toks angliškai tai yra sutrumpinimas, pasakysiu angliškai paskui, nes daug kas suprantate ir tada jūs galėsite patys galbūt tą prasme pagal save įdėti. Tai yra FACT people, kas yra faithful, available, contagious and teachable. Tai faithful, tai yra tokie kriterijai, kur kviečiant žmonės ir atpažįstant žmonėse tą gebėjimą prisimti vieną ar kitą tarnystę, mes turėtumėm per tos visus 4 punktus pereiti. O dažnai atsitinka, kad vienintelis kriterijus, pagal kurį mes kviečiame, yra tas available, kas yra turintis laiko. Tai dabar faithful reiškia, kad jis yra ištikimas ir bažnyčios mokymui, ištikimas, jeigu tai yra alfa komandos kontekstas, tai ištikimas pačiai
užsidegęs pačia alfa idėja ir ištikimas kaip atsakingas ir pareigingas. Toks žmogus, kurio galima pasikliauti, kur pasakęs, kad jisai bus tuos ketvirtadienius, tai jisai ir bus, o ne tai, kad šiandien aš negaliu, pavėlavau, užstrigau kamštį ir taip kas antrą savaitę. Available tai yra tas turintis laiko, nes labai yra dažnai puikūs žmonės, kurie dalyvauja 100 kitų tarnysčių ir tada jie neranda laiko tai tarnystei, kurią jūs juos kviečiate, tai irgi reikia visada įsivertinti. Contagious reiškia uždegantis arba charizmatiškas. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų turim kažkokią tai charizmą, kuo mes patraukiame žmonės. Vieni savo energiją, kiti savo, nežinau, ramybę, kiti išmintim, mokėjimu bendrauti su žmonėm. Bet tas žmogus, tai turėtų būti žmogus, ypač kalbant apie alfa komandos koordinatorių, kurį kiti žmonės mėgtų. Mėgtų dėl to, ką jisai turi, kokias savybės jisai turi ir norėtų tokias savybės patys turėti. Ir galiausiai teachable, tai kaip mokintinas, bet pirmiausia ta prasme, kad nuolankus ir sugebantis priimti, kad aš neatėjau čia viską žinantis ir aš iš to išmokysiu, nors tik perėmiau vadovavimą, bet tas, kuris, jūs turbūt įsivaizduojate žmonės, kurie visą laiką turi savo nuomonę ir tu iš jos tos nuomonės neišmuši, net jei bandai argumentais pasakyti, kad gal tu čia esi neteisus. Ir tas, kuris įsiklauso ir kuris išmoksta ir pripažįsta, kad jisai ten suklydo, ar galbūt netaip suprato, gal jis čia dar nepatyręs, nežino. Tai tokie būtų pagrindiniai kriterijai, kaip atpažinti ir pagalvoti apie kiekvieną iš šių savybių, ar tas žmogus turi, galbūt ne visas ten 4, bet bent jau didesnę dalį. Ir tada labai svarbu irgi dažnai tarnystės būna tiesiog atiduodamos naujai atrastai. Jeigu ne kunigui, tai tam tada žmogui, kuris perima tarnystę, irgi, kad jos nebūtų tiesiog, tai nuo rytojaus, nuo šio sezono jau tai yra tavo atsakomybė. Nes tas perdavimas jis irgi turėtų būti laipsniškas, kiek tai yra įmanoma ir naudojantis irgi maždaug tokiu principu, kad kai aš identifikuoju tą žmogų ir mes apie tai pasikalbam, kad aš matau jame potencialų kurso koordinatorių, tai kažkurį laiką mes kartu dirbame pagal principą. Aš darau, tu stebi ir mes aptarėme. Po to aš darau, tu man padedi, mes aptarėme. Ir čia laiko kažkokiam tai etape, ne viskas vienu metu. Tada jisai pradeda daryti, aš jam padedu ir mes kartu aptarėme, kur jo ten buvo stiprybės, kur jo silpnosios vietos ir galiausiai jisai daro, aš jį palydžiu ir dar motyvuoju, patariu ir mes apie tai kalbamės. Tai toksai būtų, ir beveik net laiką sutaupau, toksai būtų idealus lyderystės perdavimo modelis, kaip aš jį suprantu.